Šiandien bandysiu padaryti tai, ko dar niekada nesudaręs. 2 dienas miške, jokių modernių įrankių ir vienas tikslas – pasigaminti lanką. Jeigu lankas veiks, galbūt pavyks ir pamedžioti. Labai tikiuosi, kad nelūž. Negaliu patikėti. Labas vakaras, draugai. Esu šioje nuostabioje vietoje. Yra penktadienio vakaras. Turiu geras 2 valandas šviesos. Naktį gali truputėlį palyti, dėl to turiu įsiruošti kuo geresnę stovyklavietę ir pasiruošti rytojaus nuotykiams. Nu va, stovyklavietė įkurta. Turiu dar šiek tiek laiko, kol nesutemo, tai noriu pabandyti paieškoti medžiagų lanko gamybai. Nepatikėsit, man atrodo, radau lobį. Čia panašu, kad buvo kažkokių paukščių buveinė kažkokia. Pabandysiu atsirinkti geriausias, didžiausias plunksnas. Pažiūrėsim, ką mes čia gero rasim iš jų. Atsirinkau visą saują plunksnų. Kiek paguglinau, tai turėtų būti kiro plunksnos, nes prie pat upės kranto. Nežinau, kiek iš jų čia tiks, kiek iš jų čia padės pačiai strėlės skridimo trajektorijai, padaryti ją stabilesnę, bet iš dekoracinės pusės tikrai turėtų atrodyti neblogai strėlės. Yes! Galvau, kad ši lanko gamybos dalis bus sunkiausia susirasti
plunksnas. Bet pasisekė ganėtinai nesunkiai. Gal pusę valandos pasivaikščiojau ir radau. Dabar bandysiu greitai gal užsikurti laužą, pasidaryti valgyti vakarienę ir viskas, jau tuoj tamsu. Beveik 9:30 ir reikia eit miegoti. Nu, aš esu lopas. Pamiršau pasiimti folijas, kad galėčiau pasidaryti šitų šaldytų picų vrapą. Čia turėjo būti mano vakarienė. Kaip dabar iškeptant? Oh my god. Nežinau, reikės improvizuoti. Lopas. Sugalvojau va tokį nesąmai. Gavos kažkas tokį. Turėjai gražiai susiviniuoti į foliją ir ant anglių išsikepti toks vrapas iššaldytas picas. Tai nežinau, kas gavos, bet ragaujam. Sūris taip gerai išsilydė. Tai va, užkandu. Varau ilsėtis ir susitinkam rytoj. Labą rytą. Laikas keltis. Atsikėliau. Galim pakalbėti. Tai koks šiandienos planas? Šiandien turiu pasigaminti lanką ir dabar reikia susirasti tinkamą lanko pagrindą. Naudosiu lazdyną, ne todėl gal, kad geriausias pasirinkimas, bet tiesiog, nes lengviausia rasti pas mus ir mažiausiai gaila. Kai susirasiu lanko pagrindą, pasigaminsim pusryčius ir pavalgysim. Kol gaminsis pusryčiai, tuo tarpu galėsiu apdirbinėti tą lanką ir tokiu būdu efektyviai išnaudosiu laiką. Einam ieškoti gero lazdyno. Dar idealesnis variantas būtų guoba. Žiauriai gerai tiktų lanko gamybai. Ir jų čia ir visai nemažai, bet nežinau. Vis dėlto sugrįžau prie lazdyno ir naudosiu lazdyną. Nes, gaila. Tiesiog gaila. O kad truputėlį praretins lazdyną ir pasiimsiu vieną pagaliuką. Tikiuosi, gamta man atleis.
Pagrindą lankui kaip ir turim. Virvės turiu. Vėliau dar suras strėlių. Bet dabar išalkau, tai gal pavalgysiu. Ir tada kimbam į darbus ir gaminam lanką. Ar žinot, koks ir pats nuobodžiausias darbas miške? Tai malkų rinkimus. Bet aš išsprendžiau tą problemą. Ilgai treniravaus šią specialią taktiką. Dabar vat ir išbandysiu praktikoje. Reikės susikaupimo. Išmokau išsikviesti kloną. Tai tiesiog reikia gerai susikaupti ir suformuoti va tokį ženklą su rankom. Ir turėtų pavykti. Tai va, pabandykim praktikoje. O, tai va, šiek tiek pagalbos malkų rinkime. Tai va, malkų ir galim kurti laužą, valgyti pusryčius ir pradėti lanko gamybą. Nedėkokit už patarimą, kaip greičiau malkų prisirinkti. Kažkas komentaruose davėt patarimą, kad beržo žievę reikėtų labiau susmulkinti ir daug lengviau užsidegs. Tai ačiū tau, gerasis žmogau. Kaip matai, veikia. Kol kiaušai verda, galim pradėti lanko gamybą. Šiaip apie pačią lanko gamybos technologiją per daug neišsiplėsiu, nes jeigu įdomu apie technologiją detaliau sužinot, galit pasižiūrėti Dovydo video va čia. Jisai ten labai fainiai ir detaliai viską paaiškino. Aš tiesiog bandau pirmą kartą padaryti lanką be jokių įmantrių technologijų ar įmantrių įrankių. Kirvis, pjūklas ir peilis. Tai ką, pradžiai nusitrumpinsiu, manau, iki kokio metro PM ir pradėsiu skaptavimu. Pagalys tiesus, tai super. Manau, kad turėtų būti ilgis geras. Dabar šlifuojam. Pusryčių pertraukėlę.
pavalgiau, galim kibti darbus toliau. Nu va, beveik pusę jau nutašiau. Dabar pereisiu ant šonų, paskaptuosiu šonus truputėlį. Ir didysis darbas bus baigtas beveik. Tada reikės džiovinti. Užkurti laužą didelį ir palikti džiovinti. Turim kažką tokio. Nežinau, ar gal dar biškelį šonus paskaptuosiu, bet jau labai nedaug. Ir tada dar imsiu iš vidurio, kol pradės truputėlį lenkti. Žinot, koks geras dalykas, kad turėjom tokią šaltą žiemą. Tai, kad dabar nėra uodų. Per visą laiką gal mačiau 2 uodus. Tai čia kosmos. Kai atlikinėjau besnį darbą, tai reikėjo nuimti daugiau mėsos nuo tos medienos, tai kirvuką laikiau toliau. Ir kai kirtinėjai, įkerti giliau. Bet dabar, kai pereisiu prie detalesnį ir smulkesnį darbą, tai kirvuką reikės laikyti vat taip ir apdirbinėti daug detaliau. Tai va. Jau pradėjau lenkti. Nežinau, dar jaučiu biškį. Paskaptuosiu, dar truputėlį paploninu ir tada reikės pradėti šildyti, džiovinti. Labai tikiuosi, kad nelūš ir čia laikys viskas normaliai. Nusilupsiu žievę iš kitos pusės. O, kaip gražiai. Ką žinau, manau, kad tiek. Kol kas pradėti kaitinti ir po to skusti su peiliu. Vis pasižiūrėjus, kaip lenkęs, ten, kur sunkiau lenkęs, toj vietoj daugiau žievint su peiliu, kur lengviau, ten nežievint arba žievint mažai. Tai gerai. Kuriam laužą ir
Džiovinam. Va kažkaip taip paliksiu džiovinti. Nesvarbu nesudeginti tos medienos. Ją reikia tik išdžiovinti. O kol mano lankas džiūva, galim eiti pasieškoti strėlių. Pradėsim gaminti strėles, kad nešvaistyti laiko. Nes jau ir pietus, o lankas dar net neįpusėja, sakyčiau. Nes vien tik džiovinims užtruks. Kol kepa mano lankas, prisirinkau strėlių. Pasitengiau ieškoti kuo tiesesnių. Tai nusiskusiu jas ir irgi reikia taip pat iššildyti, išdžiovinti. Bandau nepažeisti pačio medžio, nulupti tik žievę. Nu va, nusilupau. Bent jau 3 neblogas strėlės bus. Dabar galime eiti pasižiūrėti, kaip lankas laikosi. Nu va, lankas iškeptas, tiesiai iš orkaitės. Sudėjau kepti strėlės. Tai dabar reikia tęsti darbą su peiliu dabar jau. Po truputėlį nuiminėti mėsos, dar ploninti ir žiūrėti, kaip linksta, vis pasitikrinti. Ar tolygiai, ar netolygiai. Tai va. Nu va, išsiplonino, tikiuosi ne per daug, lenkės panašiai tolygiai. Turėtų būti gerai. Dabar išsiskaptuoju kraštus virviai ir bandysim uždėti virvę. Nu ir va, vieną galą palikau taip, o kitą galą padariau tokį, nes čia užrišiu virvę ir padarysiu ant virvės kilpą, kad galėčiau užmauti čia. Užrišau virvutę ant vieno galo. Palenkiau, pasimatavau maždaug, kiek turėtų būti išsilenkęs tas lankas. Ir toj vietoj surišau kilpą. Ir tą kilpą bandysim užmauti.
Nu va, kažkas tokio. Gerai, grįžtam į savo meistarnę ir pasidarykim strėlių. Tai visų pirma, lygiai nupjausiu galiuką. Tada padarysiu iš dviejų šonų truputėlį plokštumas. Nu, kažkas tokio. Ir tada gražiai įskusiu vietą virvei. Va, turiu kažką tokio. Dabar bandysim uždėti plunksną. Plunksną skelsiu pusiau. Gavosi va kažkas tokio. Kai vynioju, išeinu ir už tų vietų, kur baigęs plunksnų. Ir dabar tokiu spiralės būdu užkišinėdamas bandau važiuoti aplinkui. Pradėjo lyti. Nu va, turim kažką tokio. Vienas yra ilgesnis, tai pabandysiu palyginti. O. Dabar reikia pasidaryti ilgį. O ilgis maždaug nuo maksimalaus įtempimo dar užmetam biškį ir pjaunam. Ir lieka išsismailinti. Dabar dar pakepinsiu patį galą ir eisim išbandyti. Viskas. Lankas oficialiai baigtas. Opa. O dabar varom į medžioklę. Matau laukinį zuikį. Juokauju. Lietuvoje medžioklė ir nelegal su lankais. Tai tikrą zuikį negaudysim. Bet, kad įsijausti pilnai į kaip mūsų protėviai gyveno ir vat taip medžiodavo laukinėj gamtoj, tai nupirkau triušį ir pabandysim jį susimedžioti. Davai, pasižiūrim, ant kiek aš esu taiklus.
ar valgys šiandien triušieną vakarieniai, ar ne. Yes. Veikia. Ir neblogai. Kiaurai šonkaulį. Nice. Užsimarinuoju triušį kokiai valandikiai. Biški druskytės. Nedaug. Pipiriukų. Dižonų garstyčių. Ir paliekam valandai marinuotis. Šiaip reikėtų 4, bet aš nelauksiu tiek. Sviesto negailėdams. Apkepinam mėsytę. Beriu svogūnus su česnaku. Šiek tiek čiobrelių. Balto vyno sauso. Ir čia yra vištienos kubelis su vandeniu. Ir dabar, kai viskas čia pradėjo vėl virti ir burbuliuoti po truputį, įdėsiu žvėrienos prieskonį. Oi, iks privarė dūmų. Ir žodžiu, dabar uždengsiu ant lėtos ugnies, paliksiu 2 valandom troškinti. Kas kokį 30 minučių ateisiu pamaišyti ir panašiai pažiūrėti, ar netrūkst vandens. O mes tuo tarpu, kol troškinsis, apsitvarkom ir varom pašaudyti. Okay? Tvariau dar pašaudyti. Triušis jau troškinas geras 2 valandas. Tai nukėliau nuo laužo. Ragausim. Nu, bandom ragauti triušio. Kvepia skaniai. Wow. Žiauriai gerai išsitroškinu. Labai gerai. Tai va, įvykdėm tai, ką norėjom. Lankas pagamintas, triušis sumedžiotas. Tai čia ir užbaigsim savo nuotykį šį kartą.
pavalgau, susitvarkau ir varau namo. Traukti lauką erkių. Nes kol strėlis dariau, nežinau, čia gal koks ir erkių lizdas ar kažkas, kol strėlis dariau, gal koks 6 pamačiau, kaip ropoja ant rankų ir sutraiškiau. Galvoju, reikia pasižiūrėti. Pakėliau maikį, tik pakėliau maikį ir kur tik galėjau matyti, ištraukiau 4 erkės. Tai va, būkite atsargus. Ačiū, kad buvot iki galo ir iki kitų kartų.